Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvedus augalų apsaugos produktų duomenis, lango viršuje dešinėje pusėje vaizduojama einamaisiais metais panaudotų augalų apsaugos produktų bendro kiekio suvestinė. Toliau vaizduojama panaudoto augalų apsaugos produkto bendro kiekio suvestinė pagal naudmeną. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo lango apačioje pateikiami visi įvesti panaudotų augalų apsaugos produktų įrašai. Paspaudę mygtuką Redaguoti žurnalo įrašą, galite patikslinti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvestus panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis. Patikslinę augalų apsaugos produkto duomenis, paspauskite mygtuką Išsaugoti įrašą ir lango apačioje mygtuką Patvirtinti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų redagavimą. Atkreipiame dėmesį, kad laukui privaloma nurodyti derliaus nuėmimo pradžios datą, kuri reikalinga laikotarpiui nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo pradžios karencijai apskaičiuoti. Derliaus nuėmimo pradžios data turi būti nurodyta konkretaus lauko eilutėje. Jei laukas purkštas kelis kartus, ji nurodoma prie paskutinio purškimo. Norėdami įvesti derliaus nuėmimo pradžios datą, paspauskite mygtuką Redaguoti žurnalo įrašą. Atvertame įrašo redagavimo lange nurodykite derliaus nuėmimo pradžios datą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų redagavimą. Paspaudę mygtuką Pašalinti įrašą iš žurnalo, galite ištrinti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvestų panaudotų augalų apsaugos produktų duomenų eilutę. Informacinė sistema pasiteiraus, ar tikrai norite ištrinti įrašą. Atvertame lange paspauskite mygtuką Gerai, jei norite įrašą ištrinti, arba mygtuką Atsisakyti, jei norite trinimą atšaukti. Norėdami atsisiųsti užpildytą augalų apsaugos produktų panaudojimo apskaitos žurnalą į savo kompiuterį, paspauskite mygtuką Eksportuoti į PDF formatą. Suformuotą failą PDF formatu galėsite išsisaugoti savo kompiuteryje. Kilus klausimų galite kreiptis Žemės ūkio duomenų centro bendruoju informacijos teikimo telefonu 85 266 0620 arba elektroninio pašto adresu pagalba@zudc.lt.